Fonetika ir kirčiavimas. Tikslas ir uždaviniai. Skirti kalbos padargus, taisyklingai tarti garsus. Paveikslėlyje matom kalbos padargus. Tai nosies ertmė, kietasis gomurys, lūpos, liežuvis, apatinis žandikaulis, balso stygos, dantys ir liežuvėlis. Šie visi organai vadinami kalbos padargais, nes dalyvauja mums tariant garsus ir žodžius. Be jų mes negalėtume kalbėti. Kaip susidaro kalbos garsas? Pirmiausia, žmogus įkvepia oro į plaučius ir tik tada gali ištarti garsus ir žodžius. Mes kalbame, o tuo tarpu mūsų kalbos padargai atlieka didžiulį darbą. Liežuvis laksto po burną, prasižioja ir susičiaupia lūpos, kilnojasi apatinis žandikaulis. Taip pat virpa mūsų balso stygos, jos dar vadinamos mūsų styginiais. Judriausias kalbos padargas yra liežuvis. Jis gali pakilti prie gomurio ir neleisti orui laisvai išeiti iš burnos, kol bus ištartas garsas G ar K. Gali pasislinkti į priekį, kai tariame E, I, arba atsitraukti atgal, kai tariame A, O. Taigi, liežuvis padeda susidaryti kiekvienam garsui, todėl jis yra svarbiausias kalbos padargas. Apatinio žandikaulio padėtis, tariant priebalsius, beveik nesikeičia. Jis balsių tarimo talkininkas. Balso stygos virpa tariant balsius ir skardžiuosius priebalsius, o artikuliuojant dusliuosius priebalsius, jos tik šlama. Dažniausiai oras išeina pro burną, kur ir liežuvis, ir dantis, ir gomurys padeda susidaryti garsui. Tik tariant M ir N, oras išeina pro nosies ertmę.